2026 metų pradžioje nusprendėme keliauti į Omaną. Įsigijome lėktuvo bilietus ir pradėjome planuoti maršrutą. Bet vasario pabaigoje prasidėjo karinis konfliktas tarp Irano, JAV ir Izraelio. Į jį buvo įtrauktas visas artimųjų rytų regionas. Viskas tapo neapibrėžta. Iranas atakavo beveik visas Arabijos pusiasalio šalis. Nors Omanas ir palaiko draugiškus santykius su Iranu, bet ir jo teritorijoje nukrito keletas bepiločių lėktuvų. Pačiame Omane artėjant mūsų kelioniai buvo ramu. Neramino tik lėktuvų skrydžiai į šį regioną. Kiekvieną dieną stebėjome skrydžius iš Stambulo į Omano sostinę Muscat. Pagaliau apsisprendėme ir nutarėme vykti. Vėliau šio sprendimo tikrai nepasigailėjome. Pirmą dieną po trumpo poilsio išeiname į miestą ir iškart patenkame į 32 laipsnių karštį. Pirmasis mūsų lankytinas objektas – Sultono Kaboso didžioji mečetė. Ji atidaryta turistams nuo 8 iki 11 valandos ryto. Įėjimas į ją griežtai kontroliuojamas. Apranga moterims itin griežta. Turi būti pilnai uždengtos nuogos kūno vietos ir galva. Vyrams reikalavimai truputį paprastesni. Reikia dengti pečius ir kojas žemiau kelių. Didžioji Sultono Kaboso mečetė yra ne tik didžiausia Omano mečetė, bet ir vienas įspūdingiausių šiuolaikinės islamo architektūros pavyzdžių pasaulyje. Jos istorija tai buvusio Omano Sultono Kaboso bin Saido vizijos ir šalies modernėjimo simbolis. Idėja pastatyti didžiąją mečetę kilo pačiam Sultonui Kabosui bin Saadui 1992 metais. Statybos užtruko lygiai 6 metus ir 7 mėnesius. Nuo tada mečetė tapo ne tik svarbiausia šalies maldos vieta, bet ir vienu lankomiausių Omano orientyrų. Vienu metu čia gali tilpti iki 20 000 maldininkų. Mečetės vidaus sienos išklotos baltų ir tamsiai pilku marmuru su augaliniais ir geometriniais raštais. Mečetės komplekse veikia biblioteka turinti apie 20 000 tomų įvairiomis temomis. Mečetės grindis dengia antras pagal dydį rankomis austas vientisas kilimas. Jo plotas 4300 kvadratinių metrų ir sveria 21 toną. Jį gamino rankomis 4 metus. Kilimas buvo suprojektuotas taip, kad vientisa danga padengtų visą pagrindinę vyrų maldyklą, sukurdamas vienybės ir ramybės pojūtį. Kita mečetės įžymybė – pagrindinis sietynas. Mečetės pagrindinėje maldykloje kabantis sietynas yra antras pagal dydį pasaulyje. Nusileidžia tik Medinos pranašo mečetės sietynui Saudo Arabijoje. Jo aukštis 14 metrų, o svoris 8,5 tonos. Ant sietyno yra daugiau kaip 600 000 Swarovski karoliukų ir 1122 lemputės. Šis sietynas ir kilimas dažnai vadinami mečetės širdimi. Jie ne tik atlieka praktinę ar dekoratyvinę funkciją, bet ir simbolizuoja Omano atsiverimą pasauliui, derinant tradicijas su moderniausiu dizainu. Mečetė turi 5 minaretus. Tai nėra atsitiktinis skaičius, o gili simbolinė žinutė. 5 minaretai simbolizuoja 5 islamo ramsčius – tikėjimo išpažinimą, maldą, labdarą, pasniką per Ramadaną ir piligriminę kelionę į Meką. Naktį visi 5 minaretai yra apšviečiami švelnia balta ir auksinė šviesa, todėl mečetės siluetas matosi iš didelės dalies Muskato miesto. Arkados mečetėje nėra tik praėjimas, jos sukurtos kaip erdvės pereinamoji zona tarp išorinio pasaulio triukšmo ir vidinės maldos salės tylos.
Aplankius didžiąją mečetę vykstame atsiimti išsinuomoto automobilio. Tai užtrunka tik kelias minutės. Už labai patrauklią kainą gauname pagyvenusį Mitsubishi visureigį, ryjantį apie 15 litrų benzino. Bet tai tikrai negąsdina, kuras čia tik 50 centų už litrą. Važiuojame į Muscat karališkos operos rūmus. Jie pastatyti 2011 metais. Rūmai garsėja savo inovatyviais techniniais sprendimais ir gali talpinti iki 1100 žiūrovų. Trumpa ekskursija po rūmus tikrai buvo įdomi. Al-Alam rūmai, kitaip Vėliavos rūmai, yra prezentaciniai Omano sultonų rūmai senajame Muskate. Skirtingai nuo karališkosios rezidencijos, čia priimami užsienio valstybių valdovai ir vyksta svarbiausios valstybinės ceremonijos. Teritorija yra uždara ir pažiūrėti į rūmus galima tik iš išorės. Kepinant karščiai visa apžvalga vyko per automobilio langą. Pakeliui trumpam užsukame į Muscat turgų. Jau vėli popietė, todėl daugelis prekiautojų jau išsiskirstė. Likę agresyviai gaudo galimus pirkėjus, ypač išvydę iš kažkur atsiradusius turistus. Turguje visur prekiaujama smilkalais ir kvepalais. Malonus smilkalų kvapas mus lydėjo visą kelionės po Omaną laiką. Labai maloniai stebino omaniečių vyrų akinančiai balti rūbai ir nuo jų sklindantys kvapai. Moterys buvo apsirengę daugiausiai juodais apdarais su ryškiu veido makiažu. Beje, moterų dienos metu beveik nematėme. Pietauti užsukome į eilinį vietinių restoraną. Nors aplinka ir serviravimas gana paprasti, bet maistas tikrai puikus. Labai skaniai valgėme ir kitomis mūsų kelionės dienomis. Pietų kaina priklausomai nuo vietos svyravo nuo 5 iki 15 eurų dviems. Vakarėjant užsukame į supermarketą, nusipirkti produktų kitai dienai, nes vykstame į kalnus. Parduotuvėje buvom priblokšti ryžių rūšių ir jų pakuočių įvairovę. Jei patiko šis video, prašau paspausti nykštį į viršų ir užsiprenumeruoti mūsų kanalą. Kitoje kelionės po Omaną dalyje matysite ekstremalų važiavimą kalnų keliukais ir upių vagomis, žygį Didžiojo Omano kanjono šlaitais, Bahla fortą ir Jebrin pilį.